Kol rašiu kaladę, primenu, kam reikia asmeninių konsultacijų, po video yra kontaktai, e-mailas, kaip susisiekti, per sielos formulę astrologiją, žiūrim jūsų stiprias, silpnas pusės, kur jūsų monetizacija, uždarbis, kur jūsų esami arba paslėpti talentai, kur jūsų galėtų būti augimas, santykiai, kažkokios, kodėl gyvenime atsitinka tokios pasikartojančios klaidos, kokios planetos tai įtakoja. Labai gili ir tokia plati analizė, kuri daroma vieną kartą ir visam gyvenimui, ir žmogus vadovaujasi visą gyvenimą savo sielos formulę, tokia kaip kelrodė žvaigždė. Vat, taip pat ir konsultacijos taro klausimais, viskas prieigoje. Žodžiu, pradedam nuo pirmojo varianto ir ką pasirinktas žmogus išties ketina ir ką planuoja jūsų atžvilgiu. Įdomiai. Žiūrėkit, pirmam variantui iškart pirmas kaip personažas išeina vyras. Kas tai galėtų būti? Tai galėtų būti vyras ugnies stichijos. Tai pas mus yra liūtai, šauliai ir avinai. Čia konkrečiai, jeigu kalbant apie zodiaką, bet tai nebūtinai, ar ne? Galbūt tas vyras yra tokioj energijoje, tokioj va dabar pragyvena va tas energijas šiam momentui. Jis gali būti ir kitokio zodiako, bet va šiam momentui jis yra ugningas, kažko tai siekia, kažko tai, kažkokie yra tikslai, vat einu, nematau jokių kliūčių. Taip pat jisai labai gali būti temperamentingas, jisai gali būti toks ugningas žmogus, jisai gali kaip tą, žinot, priklausomai tai pragyvenama pliusė ar minusą tą energiją, jinai iš ties labai gali žmogui daug duoti ir jinai gali, ta prasme, žmogus gali su tą energiją ugninga labai daug ko pasiekti, nes jie yra tokie motivatoriai, tokie generatoriai idėjų, o kada jinai yra minuse pragyvenama, tai pas vyrus pasireiškia toks dalykas kaip tos energijos švaistymas į kairę į dešinę ir dažniausiai per seksualinį planą. Čia toks atsitiktiniai lytiniai santykiai, kažkoks noras padaryti sąrašiuką moterų, taip vadinu, ar ne, vat tą, dan, įvykdyta, tą turėjau. Ir tampa toks, kaip rusiškai vadinu, dascigator. Nu, ta prasme, jis tampa toks tikslų siekimas kitoj sferai. Tai va, čia priklausomai, kaip tą žmogų pažįstate, kokioj jisai energijai, ar jisai minusė ar pliusė pragyvena savo tas energijas. Jeigu tai žmogus, kuris pragyvena pliusę energijas, tai kortos labai puikios. Tai yra, eina labai konkrečiai tiesiai link savo tikslų, jisai mėgsta vizualizuoti, matyti perspektyvas, ateitį, jisai labai puikiai planuoja. Galbūt net žmogus gali turėti savo kažkokį tai albumą, kažkokių siekių, tikslų, vat, kaip įvykdys, ar ne, tą galutinį, tą galą, kaip daeis link finišo tiesiosios. Ir finansiškai gali būti jau toks nemažai ko pasiekęs, finansiškai stabilus, arba tiesiog labai mėgsta materiją, supranta, kas ta materija ir pinigai jam yra labai svarbus gyvenimo aspektas. Nemanau, kad bus pas šitą žmogų taip, kad
šiandien valgau juoduosius ikrus, o rytoj nieko neturiu, ar ne? Pas jį kažkoks bus balansas. Jisai mokės tos pinigus ir kažkaip atsidėti ir susiplanuoti, bet nėra visiškai jau toks vėjavaikis. Kitas variantas, jeigu tas žmogus pragyvena minuse tas energijas savo ugningas, jisai tampa seksualiniam, kaip minėjau, plane labai toks, tas savo flirtą, tas seksualinį potencialą visą išlieja, tada tai tampa toks tikslus siekimas moterų atžvilgių. Šitą turėjau, vat, pasiekiau tą, dasiekiau tos, vat, suprantat, sakau, priklausomai, kaip jis tą panaudoja savo potencialą. Ir tada jisai tampa materialiai toks labiau užsiciklinęs. Ne tiek, kiek jisai pasiekęs tikslo, tarkim, tos savo finansus susiplanuoja, žino savo biudžetą, va toks stabilus, ar ne, o tai tampa tiesiog kaip užsiciklinimas toks ant tų pinigų. Moteris pinigai, mašinos gali būti, va toks energetiškai, netgi galėčiau sakyti, atstumiantis žmogus. Tai vad galite atpažinti pagal energijas, ar tai pliusė, ar minusė pragyvenama energija. Gerai, čia mums parodė patį žmogų apibūdino, pažiūrėkime jo ketinimus jūsų atžvilgiu. Aha, žinokit, jo ketinimų jūsų atžvilgių. Čia, žinokit, čia gali būti keletas variantų. Žiūrėkit, jeigu buvo tokia situacija, kad šiam momentu jūs nebendraujat, jūs jį užblokavot, ar liepėt nerašyti, nenorit bendrauti, tarkim, buvo kažkoks toks laikotarpis, kadangi, sakau, jeigu tai bus minuse pragyvenama žmogaus energija, jisai labiau norėtų gauti iš jūsų kažkokį tai resursą. Jisai norėtų finansinės naudos, galėčiau netgi taip sakyti. Galbūt, negalėčiau sakyti pasinaudoti, bet kaip čia taip gražiai išsireiškus, tai nėra tokios labai jau tokios blogos energijos, bet žinot, kaip būna, kai žmogus kažką siūlo, ne tik, kad būtų jam nauda, bet ir kažkiek jum nauda. Kaip pavyzdys, tai galėtų būti, gal tu norėtum kartu kokį verslą įkurti, gal tu norėtum kažkur investuoti ir mes čia pasidalintumėm. Gal tu man paskolink, o tau grįš čia atgal. Bet aš čia labai abstrakčiai kalbu, ar ne? Bet tokios eina energijos, kad, bet jeigu, sakau, minuse pragyvenama ta energija pas vyrą, jinai kaip ir, negaliu pasakyti, kad jinai 100% tokia negatyvi, kad jisai tik tai savo norėtų naudos. Kažkiek, kad ir jum nukristų, bet ir jisai savo labai norėtų naudos, kad jisai prisipildytų, ar ne, savo kažkokią tai tą skylę viduje vadinamą, kažkokį tai tą, nes savo potencialą jisai ištaško, ar ne, pasikiaurymę. Ir ten pilk, nepylės, ten visada tuščia, kaip jūs sako tas posakis, iš tuščio į kiaurą, ar kaip ten, žinot, toks energijų pilstymas veltui, ten kiek nepilk, ten skylė. Ir žmogus nori savo tą skylę užpildyti. Ir jisai energetiškai atrodo, neatrodo, kad tai būtų blogas visiškai žmogus, ar ne, bet jisai ieško savo naudos.
Galbūt, kad ir jum kažkas nukristų, ar ne, kad ir jūs kažką iš to turėtumėt, bet pirmų, kaip čia pasakyti, pirmiausia, jisai žiūri savęs. Nes jeigu tai minuse pragyvenama energija, tai bus, toks truputėlį egoizmas, ar ne, su šitom dviem kortom jis naudos, nori naudos, nori pilnumo, nori ten gero gyvenimo, gerų mašinų, gerų namų, gerų visko, kas materialiai stabilų, kas jį kažkokį statusą duoda, ar ne, tai vat galėčiau sakyti, kad, bet čia jeigu minuse pragyvenama. Jeigu tai bus, vat kaip girdėjot, pliuse pragyvenamas, kuris yra kiek kitoks žmogus, ar ne, tai šiam momentui tada žinokit, žmogus praeina transformaciją. Jisai kažkokį tai galbūt truputėlį žūsta žmogaus ego. Jisai pradeda suvokti, kad yra ne tik kad yra kažkas daugiau negu tik tai materialus planas, kad vat, yra kažkoks tai galbūt dvasingas, kažkoks tai tai papildysiu, dar palaukit sekundėlę. Jo, žinokit, šiam momentui, bet tada sakau, jeigu čia tas būtų pozityvi vyro pusė, tai šiam momentui jisai praeina transformacijas, jam gali būti šiam momentui savijauta pati nelabai kokia ir jisai paprasčiausiai iš jūsų konkrečiai, jeigu kalbant apie ketinimus, toks jausmas jisai labiau norėtų iš jūsų energijos. Kažkokio tai papildymo energijos labiau. Net negalėčiau pasakyti, kad norėtų ten, žinot, kaip būna, pinigų, sekso, kažkokios naudos arba šeimos netgi, ar ne. Šiam momentui žmogus atrodo nieko labai tokio materialaus nenori, jam trūksta energijos. Jisai šiam momentui praeina kažkokias transformacijas. Ir jisai gali būti toks be jėgų, toks jausmas, be jėgų, be nuotaikos. Galbūt, pavyzdžiui, žmogus galbūt pasiilgsta jūsų kažkokių pašnekesių, galbūt jūs jį kažkaip paprotindavote, išklausydavote, galbūt iki šiol jūs tai darote, ar ne, aš nežinau. Tai vat žmogui tiesiog reikia jūsų energijos. Tai vat kokie jo šiam momentui ketinimai, tai tokių ketinimų kaip ir nėra, bet norėtų iš jūsų energijos, norėtų iš jūsų kažkokio tai papildymo. Pažiūrim dar. Kokie žmogaus ketinimai arba planai, gal dar kažką mums parodys, papildys. Žiūrėkit, čia rodo man tą variantą apie tą žmogų, kur sakiau, jeigu minuse pragyvenama energija, ar ne, jeigu tas vyras žinot, kad jisai toks ir seksualiniam plane toks palaidus žmogus, ar ne, tai žinokit, kiek rodo truputėlį pasisaugot. Jeigu jūs bendraujat su to žmogum, labai žiūrėkite savo materialaus plano, jūsų, nežinokit, ta prasme, kai klausiant apie santykius ir iškrenta daug pentaklių, daug tokio materijos, tai nėra labai visada geras ženklas, ar ne? Tai siūlyčiau kiek atsargiau. Tai nereiškia, kad nuo žmogaus gal ten atsiriboti, jeigu jūs su juo bendraujate ir panašiai, bet ką man rodo, kad prisidengiant meilę, prisidengiant kažkokiais jausmais, gali būti kažkoks iš žmogaus pusės nesąžiningumas, kažkokia apgaulė, kažkoks tai, kas gali jūs atvesti prie nusivylimų, paskui prie konflikto, kažkokių tai tokių dalykų, ar ne? Nes žmogus šiam momentui,
mesgi žiūrim šiam momentui, dabar. Aš nekalbu apie tai, kas buvo, kas bus, bet dabar. Jisai kažkuo sudomintas materialiu. Galbūt jūs labai esat stabili, gerai uždirbanti, galbūt šiaip turite kažkokios naudos, nu nežinau, gal žemių, gal namų, nu nesvarbu, kas tai bebūtų, materialų, ar ne? Apie materialų planą kalbam, jūs turite tai, ko šiam žmogui reikia. Tai toks patarimas iš aukščiausių jėgų, kad kiek apdairiau žiūrėti, ar ne? Tai, primenu, adekvačiai vertinam, tai bendri kortų skaitimai, ar ne? Jeigu jūs girdite arba pati nujaučiate, tai, vat kiekviena moteris, ar ne, turi intuiciją ir, vat, gal jums kažkas kirbėjo ir sakė, vat jis kažkas čia, vat man neaišku, vat kažkokie neaiškus pasiūlymai, arba kažko iš čia iš manęs nori, o, vat, ar ne, kiekviena turi išgirsti savo. Ir jeigu jūs va tai jaučiate, reiškia, jūsų intuicija jūsų neapgauna ir jums rodo pasisaugoti. Tai nereiškia, kad nuo žmogaus nusisukti, jį tam pasiūsti ant 3 raidžių ar ne, bet stebėti ir, nes visos kortos tai rodo, ar ne, ir paraleliai, kad būtent apie materialų planą kalbam. Žiūrėti savo piniginės, žiūrėti savo kažkokį tai galbūt nekilnojamąjį turtą, kažkokius finansus, nesvarbu, kas tai bebūtų, pas kiekvieno žmogaus supratimas apie tą ir turtus, ir pinigus yra skirtingas, vienam 1000 yra daug, o kitam ir milijonas mažai, ar ne, tai ir vyrai visi skirtingi, bet čia konkrečiai rodoma, kiek apdairiau žiūrėti į kažkokius pasiūlymus, variantus, kad nenudegtumėt, ar ne? Nes, sakau, pats žmogus gal nėra blogas, jisai pats labai temperamentingas, jisai galbūt pats tiki savo idėjom, ar ne? Galbūt jisai jums pasiūlys, va, davai, va čia padarom, va tą, na, ir čia, va, mums čia turėsim aukso puodą, o galutinai nusivylimas, konfliktas ir kažkas tokio, ar ne? Tai šiam variantui, va, toks galbūt labiau čia buvo perspėjimas net. Ne perspėjimas, toks, va, iš aukščiausių jėgų toks, va, tokia žinutė, ar ne? Čia nėra čia tokių kažkokių, nematau žmogaus tokių ketinimų, santuokai, ten kažkam tai vaikam gal, arba kažkam tai tokio, ar ne? Čia labiau toksai, va, šiam momentui toks lengvas perspėjimas, ar ne? Prižiūrėti savo finansus, arčiau savęs turėti, neprileisti gal žmogaus prie savo resurso kažkokio tai, ar ne. Gerai, o dar greitai pažiūrėkime, jeigu čia dar apie žmogų, kuris teigiamam energijai gyveno. Oi, žinokit, pasakysiu taip, jeigu, vat kaip pačioj pradžioj ir paminėjau, ar ne, jeigu yra dvi versijos vyro, ar ne, jeigu jūs girdėjot neigiamas savybės, vat, ar ne, atpažinote jį, tai čia ne jum. Jeigu jūs, kaip sakiau, apie teigiamą savybę, žmogus toks tikslų siekėjas, stabilus ir savo energijas panaudoja galbūt verslui, galbūt tikslų siekimui, ar ne, tai va čia apie tą žmogų tokį stabilesnį, kad jo ketinimai labai rimti. Žmogaus galvoje, primenu, kad aš minėjau, kad jisai praeina šiam momentui transformacijas, tai jam kiek trūksta tos energijos, ne šiam momentui, bet aš žiūriu į ateitį, ar ne, tai žmogaus ketinimai labai rimti. Netgi, čia visos kortos tai rodo, netgi kaip žmona, kaip antspaudas pase, ar ne, ta prasme, tai gali būti santuoka, gali būti kažkoks labai rimtas kartu bendras kūrinys, netgi šeima, vaikai, meilė, ta prasme, vizija pas žmogų labai graži, bet jeigu jaučiate, kad girdite, kad ir bendraujate šiam momentui su to žmogum ir girdite, kad iš tikrųjų tas žmogus dabar gal be nuotaikas, gal be energijos, galbūt persidirba, nes jeigu iš tikrųjų žmogus toks tikslų siekėjas, tai galbūt jam trūksta tos, tai nelyskite labai stipriai į akis ir neužkraukite į ten kokiais nors tu mane myli ar nemyli, tu mane myli ar nemyli, va žinot, va tokiais, neapkraukite jo, jis šiam momentui kažkokias transformacijas pereina, kažkokius tai
sakau, nenoriu tiek plačiai gilintis, nes tai yra bendras kortų skaitimas, bet jūs kiekviena išgirsite savo. Ir jeigu tikrai vadžinote, kad jisai nėra toks vaikščiojantis per moteris, jeigu išgirdote, kad jisai pliusė pragyvena savo tas ugningas energijas, tai tikrai jo ketinimai yra labai stabilūs, labai tokie, kalbant apie šeimą, apie vaikus, apie santuoką, jie labai realūs, tikrai tie ketinimai ir jo bent jau galvoje tie planai yra. Bet sakau, ne čia ir dabar. Jie kiek tolėliau ateityje, bet nereikia žmogui įkyrėti. Jeigu jis šiam momentui pervargęs, kažkoks galbūt šiam momentui gal piktesnis, gal kažkaip tai supraskite ir jį, nes savo tą energiją, temperamentą, ugnį jisai skiria kitiem tikslam, kažkokiem gal materijai, gal kažkokiam materialiam planui, ateičiai, geroviai, ar ne, tai manau, kiekviena išgirdote savo, atpažinote, ar po minusų, ar po pliusų pragyvenęs tas energijas ir manau tikrai atpažinsite. Tai va, ačiū labai už pirmą variantą žiūrėjusiam.